Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, čia Susispėtimai. Pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus. Su šypsena veide šiandien mano vardas Saulius Jovaišas ir taip pat pristatysiu savo kolegas, su kuriais šiandien, kaip ir kiekvieną mėnesį, kalbamės apie tai, kas mums įdomu. Ir kalbamės tam, kad rastumėm klausimų, kurie mums įdomus, tam, kad rastumėm klausimų, kurie mums dar labiau įdomus. Ir tikiuosi, kad jums jie taip pat bus įdomus. Mus galite rasti ten, kur randate podcastus savo priimtinus, Apple podcastai, Spotify, taip pat ir YouTube, ir netgi ir Facebook'e, ir netgi Instagram'e. Ir nepaisant to, kokie mes bebūtumėm brandus džentelmenai, net ir ten mus galima rasti. O rasti mus galima būtent šitoje rubrikoje Susispėtimai, jūs galima užsiprenumeruoti, galite dabar paspausti prenumeruoti, jeigu žiūrite per YouTube ir visą laiką mus matysite kartą per mėnesį ir galėsite pasižiūrėti mūsų archyvinius įrašus. O čia mes kalbame su filosofu Rasiu Makseliu. Sveiki. Ir psichologu Viktoru Keturakiu. Sveiki. Ir labai įdomu visada man asmeniškai, kaip trečiam asmeniui čia matyti tuos reiškinius, apie kuriuos mes kalbam, būtent iš tų dviejų pusių, psichologinės ir filosofinės, kurios kuo toliau mano supratimu, tuo labiau susipina į kažkokį tai vieną, bet labai plačią poziciją, arba vieną platų matymą, bet vieną. Man jau tai nėra priešingi vienas kitam dalykai, arba net priešingi, bet kitoniški, bet čia man leidau savo. O šiandien mūsų tema yra mėgavimasis gyvenimu. Arba, jeigu tiksliau, tai yra, ką reiškia mėgautis gyvenimu ir kaip tai įmanoma. Temos autorius Rasas Makselis. Mes dėmesingai klausomės. Taip, praleidai vieną žodį ar, bet tvarkoj. Gerai, aš pataisos dar kartą. Ką reiškia mėgautis gyvenimu ir ar kaip tai įmanoma. Ir ar tai įmanoma, ir kaip tai įmanoma, jeigu įmanoma. Tai va čia patikslinimas. Rasiau, kodėl šita tema yra apie ką? Iš principo, kas tau yra, kokia idėja tau šitoje vietoj galvoje žypsi? Taip nuskambėjo vos ne, kas tau atsitiko, kad pradėjai. Taip, nes dažniausiai mes kalbame čia su jumis apie pakankamai tokius, sakykime, su pastanga šviesą įžvelgiamus dalykus. O čia va šviesa iš karto, mėgavimasis gyvenimu. O gal kažkas kitaip. Nežinau. Matyt, bus galbūt teisingiau, jeigu aš kažkaip paaiškinsiu motyvą. Jisai ne iš kažkokio filosofinio intereso labai gilaus ar didelio, nors yra toks kelias, mes galim šitą temą labai gražiai įvesti į visą kontekstą tų temų, apie kurias šnekėjom. Bet daugiau galbūt iš asmenės patirties, nes čia galbūt tikrasis tas motyvas. Tai pasakysiu tiesiog labai trumpai. Tai dvi tokias patirtis ir tada jūsų paklausiu, kaip jūs galvojat, ką tai reiškia. Kažkada, čia tai visai ne filosofiškai, bet tiesiog galvodamas apie savo gyvenimą, bet čia jau gerokai anksčiau, prieš kokį, 10 metų, 15 metų, taip galvojau, kaipgi atrodys mano perspektyva, kaip aš galiu save matyti, kaip aš norėčiau jaustis galbūt kažkada ateityje, kur veda, kur link šitas takas veda ir kokia ten mano bus ateitis, kaip man atrodo, jinai galėtų būti priimtina, kaip tokiam, koks aš esu dabar. Tai aš taip labai neatsargiai kažkaip savo palinkėjau, gal ir pagalvojau, kad būtų galbūt neblogai, jeigu, pavyzdžiui, jeigu ir dabar kažkaip tai stengiuosi ir vargstu, tai aš vargčiau iki kokių 50 metų, o jau nuo 50 metų aš pradėčiau tada mėgautis gyvenimu. Bet tiesiog savo pasakiau ir pamiršau. Ir toliau savo vargstu, o tas laikas artėja, taip žiūriu visai, jau tuoj bus, jau reiškia šiais metais, gruodžio mėnesį. Ir aš tada vieną naktį, 3 valandą nakties taip su nerimu pagalvojau, palauk, o aš jau mėgaujuosi gyvenimu ar vis dar nesimėgauju gyvenimu. Ir kaip čia taip yra? Tai ir nebeužmigau tą naktį ir paryčiais kažkaip pradėjau taip keistai galvoti ir suprast, kad ko gero galbūt tie momentai, kada aš patirdavau tą gyvenimo džiaugsmą ar pasitenkinimą ar pasimėgavimą gyvenimu, jie iškildavo tokiuose ganėtinai savotiškose situacijose. Pavyzdžiui, tai čia tik vienintelis, kurį pateiksiu, pažiūrėsim, gal reikės ir daugiau, bet pradžiai.
Kada buvo toks laikotarpis mano gyvenime, kada turėjau labai daug darbo ir kada turėjau labai mažai poilsio. Ir kartais būdavo tiesiog tokia taisyklė, kad nepakakdavo laiko išsimiegoti. Ir tu žinai, kad tau reikia keltis anksti ryte, tu atsibundi, tai sakykime, 10 minučių iki to laiko ir tada skaičiuoji kiekvieną minutę, o paskui kiekvieną sekundę, kiek tau liko iki to momento, kada tau reikės keltis. Ir tu mėgaujasi šitom sekundėm. Tai va šitas, aš jį atsimenu, va tai yra mėgavimasis, va tai yra džiaugsmas, kad tu žinai, kad tau dar liko 7 sekundės. Kažkaip tas va prisiminimas mane aplankė ir tada paryčiais užmigau, o kitą rytą toliau vargstu ir taip pat, reiškia, laukiu savo gimtadienio 50. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad tas mėgavimasis yra toks miražas, kuris iškyla tik tais tokiu kontrasto principu, kada yra sunku ir tu kažkaip jau priimi kaip natūralų tą sunkumą, o tada tame visame sunkume randi tokias ramybės arba kažkokios tai, sakykime, kabutėse sveikatos saleles, kurios turi ribotą laiką ir kada tu žinai, kad jos baigsis, tada tu jomis gali pasimėgauti. Ar mes galim planuoti kažkokį tai, sakykime, kokybinį pasikeitimą mūsų gyvenime, kuomet bus tas mėgavimasis paverstas kažkokia tai kasdienybė ir taip toliau. Dar trečią dalyką pasakysiu ir užbaigsiu konkretų. Kažkada tai Sauliui sakiau, sakau, įsivaizduoju tokią rojaus paveikslą, kada mes, reiškia, visą laiką darome veiksmą, kuris mums patinka. Pavyzdžiui, yra ta tokia mitologinė tema, reiškia, pomirtinė medžioklė. Mes medžiotojai ir mes, reiškia, nuolat amžinai tą darom. Sakau, čia tai gerai, tu darai tai, kas tau patinka, kas atitinka tavo kažkokia tai, reiškia, prigimti kaip medžiotojo ir tu visą laiką tą dariau. Tai Saulius pasakė, bet čia yra pragaras, ne rojus, ar ne? Tai čia būtų, jeigu mes atsakant į tą antrą alternatyvą, kai sakau, kad įvyksta kažkoks kokybinis procesas ir mes galiausiai pasiekėm, ko mes norim, ir padarom viską, kas įmanoma, kad tai tęstųsi, ar ne? Nes noras mums ne tai, kad pasiekti, kad kažkas įvyktų, bet kad tai būtų tęstųsi. Ir jeigu tai galėtų būti be galo ilgai, ar tai būtų tas toks galutinis mūsų tikslas mėgautis to gyvenimo, patirti tą taip vadinamą laimę, ar ne? Čia labai sena filosofinė tema, bet aš specialiai nenorėjau gilintis į istoriją šitos temos. Man tiesiog atrodo įdomiau remtis galbūt į asmeninę patirtį, tiesiog jūsų nuomonės paklausti, ką galvojate apie tai. Viktorai, kaip tu matai, mėgavimosi fenomeną, jūs man net ištart sudėtingai yra. Jo, tai kaip dar mėgautis, jeigu net kaip dar mėgautis, jo. Mano kelerio, man įdomu, iš tiesų Rasos paklausyti. Mano pirma reakcija yra, kad tai yra masinio vartojimo toksai šūkis. Yra labai aiškiai. Tai mano tokia asociacija buvo, kad aš iš viso labai aiškiai dabar matau, kaip daugybė psichologinių ir filosofinių, jeigu seniau pažiūrėti istoriškai, bet ir psichologinių tokių tezių ar idėjų, jos tampa masinio vartojimo produktų ir vienas iš jų mėgaukis gyvenimu. Būk pozityvus ir mėgaukis gyvenimu. Tai yra visada ras būdą, kaip pasirūpinti savimi, kad tau būtų gera, kad, ir visa ta yra tezė. Ir tada aš manau, kad čia gali būti spąstai. Nes, jeigu gauni užduotį mėgautis, tai dažnai kaip tyčia nesigauna. Aš klausiau su pavydu Rasiaus, kai jis pasakojo, kad tas 10 minučių laukia, nes aš jį laukiu kartais kaip priešingai, kaip kančios momentas, kada jau suskambė žadintuvas, nebent aš tas 10 minučių užmiegu, tai tada dar būna malonumas. Bet jeigu laukiu, tai jis man nemėgavimas laukimas, bet toks. Bet jo, aš taip, tokia mintis buvo. Ir antras mintis, kuri man atėjo klausant, Rasiaus, kad mėgavimasis, mano nuomonė, yra įprotis. Kad tai nėra, kad bet kokio situacijoje gali rasti akimirkas, kai pasimėgauji. Net didelės kančios situacijoje, dideliam nepritekliui, gali rasti kažkokią salą, poilsio arba malonumo džiaugsmo, kuriame randi ir pasimėgauji. Ir kaip tyčia žmonės, kurie turi sunkias akimirkas, jie kaip tik tas salas dar labiau apčiuopia ir sutinka, negu tie, kurie tiek daug mėgaujasi. Nes yra dviejų rūšių kančia, mano manimu. Viena yra, kuri iš tiesų kelia diskomfortą realų fizinį, nuovargis arba skausmas.
o yra kita dalis yra nuobodulys. Tai nuo nuobodulio ir skausmo, nuo skausmo ir nuovargio yra rasti šansą, galimybę pasimėgauti yra trumpesnis atstumas, man atrodo. Sustoji, pamatai gražų vaizdą, pailsini kūną, praeina skausmas keliom minutėm ir žmogus džiaugiasi. Mes nesidžiaugiam kasdienybę, o tą žmogų, kur visą laiką chroniškai skauda, jeigu jam ar ją keletą minučių ar valandą neskauda, jis džiaugiasi tą valandą, mėgaujasi tą valandą, kai mes visi galvojam, ką čia veikti. Žinai. O nuobodžiaujantis žmogus, kuris jau visko prisimėgavo, jau jam ar jai gali būti sunkiau, tą dalį surasti. Tai aš manau, kad tai yra įpročio dalykas. Jo, bet aš va čia irgi, man tarsi girdžiu jūs abudu ir man vienas toks kirba momentas, o tai, kad Viktoras sakė, kad žmogus tam, kai nustoja skaudėti, pavyzdžiui, tas kontrasto, ką aš sakėme, tai yra kontrastas, iš tiesų būtinai turi būti kažkas blogai, paskui yra tas momentas, kai tu randi kažką gerai ir tavo žodis įprotis. Bet man čia yra, praktinis dalykas yra tai, kad tu negali mėgautis, jeigu tu nesupranti, kad tu mėgaujas. Turiu galvoje, jeigu tu nepagauni akimirkos mėgavimosi. Nes jeigu tau nustojo skaudėti, bet tu esi įpratęs, kad tau skaudėtų ir tau yra gerai, kai tau skauda, nes tu žinai, kad tu gyvas tada, nes irgi yra toks dalykas. Ir emocinis skausmas, permanentinis, kur žmonės yra pripratę ir jie stengiasi jį išlaikyti, arba fizinis skausmas ir jiems labai nejauku, kad staiga kažkas nustoja būti taip. Ir tada prigalvoja, kaip ten, reiškia, čia man nustojo skaudėti, reiškia, kas negerai, aš gal mirštu, žinai, ten, čia apie tai kalba. Tai įprotis yra įprotis suvokti, kad tau yra gerai. Įprotis ieškoti momento, kad tau yra gerai. Nes mėgautis tai yra labai vidinis procesas. Tai nėra, tu negali mėgautis ledais, jeigu nesupranti, kad jie tau yra skanus. Tu negali mėgautis skausmo nebuvimu, jeigu tu nejauti palengvėjimo, jeigu nesupranti, kad pajutai palengvėjimo. Tai yra labai subjektyvi forma, subjektyvi duotybė, šitas mėgavimasis. Jisai vyksta labai viduj. Ir kai tu kalbi apie tai, kad tai yra įprotis, man čia labai įdomu yra ir labai norisi to tikėti, kad tai yra vidinės duotybės, galima turėti įprotį, turėti vidinės būsenas, vidinį suvokimą. O aš dabar matau gėlę ir man gražu. Ir aš turiu įprotį pamatyti, kad gėlė gali būti graži. Kol aš neturiu įpročių ir pasigrožėti. Būtent tai yra viduje vykstantis procesas. Taip. Jį galima išsiugdyti? Aš manau, kad taip, bet tai būtent įpročiai yra ne tik tai mūsų elgsenos įpročiai, bet mūsų jausenos įpročiai. Ir mėgavimasis man yra prie jausenos įpročių atpažinimas ir atpažinimas išorinių ženklų ir atpažinimas vidinių ženklų, tai yra, kurios galėt pažinti, kad yra malonumas. Ir aš pažįstu žmonių, kuriem tenka mokytis, leisti savo mėgautis, nes yra draudimai ir visokios priežastys, kad negerai. Kad jie turi eiti ir ieškoti naujų iššūkių, vietoj to, kad sustotų ir mėgautų. Ja, aš labai suprantu, aš vaikystėje, jaunystėje mokiau save nemiegoti. Turėjau tokį laikotarpį, kada mokiau save nemiegoti, nes maniau, kad miegojimas yra laiko švaistymas ir mėgavimasis miegu yra, ta prasme, nelygis. Kaip gali mėgautis miegojimu? Tu turi mėgautis tuo, kad ten kažką sukūri, kažką padarai, atrandi, ten, nežinau, kenti ar ten patiri, bla, 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 visi šitą irgi. Dėl to aš tave išmokiau nemiegoti taip, kad dabar, ačiū Dievui, man užtenka 6 valandų miego, bet aš jau dabar mokausi mėgautis tuo, kad aš miegu galų gale. Apie 7 sekundės tai aš net nekalbu, aš nežinau, apie ką ten rasiu kalbėtos 7 sekundės. Bet taip, iš tiesų, reikia išmokyti save. Rasiu, tu kaip filosofas, tu matai, ar tai yra kažkokia tai drama, kaip čia, žmogaus filosofinė drama yra tas mėgavimosi turėjimas, gebėjimas, galėjimas mėgautis, ar tame nėra dramos šitoje vietoje? Yra, matyt, bet man pirmiausia norisi sureaguoti tavo tą, reiškia, kaip vidinį tam tikrą būsenos momentą, sakykime, aš pagalvojau. Ir iš to, ką aš kalbėjau, ir kad tu labai kažkaip aiškiai matosi, kad mėgavimasis yra susijęs su laiku tam tikrą prasme. Kai tu valgai, pavyzdžiui, ledus ir tu mėgaujasi, tai tu tada neskubi, ar ne, norisi kažkaip jį labai jauti ne tiek kiekį, nors jis irgi yra, bet tą laiką, kurį tu nori kažkaip prailginti. Tai lygiai taip pat mano tos 7 sekundės. Irgi norisi, kad jos būtų, ir paskui pagalvoju, kaip gerai, kad jos tokios ilgos, iš tikrųjų, bet ta minutė, kokia jinai ilga, kokia
kokia didelė laimė, kad minutė turi 60, o ne 55 sekundės ir panašiai. Tai tas orientacija į tą laiką, kad jisai norisi kažkaip tai ilgiau tai išgyventi ir tada tuo pačiu tą išgyvenimą kažkaip pagilinti, kad jis akumuliuotųsi kažkaip tai daugiau, ar ne? Dabar man labai dvi sąvokos svarbios pasirodė, iš to, ką Viktoras kalbėjo, tai yra tas nuobodulio kategorija ir tas įprotis šiuo atveju. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, nuobodžiaujant laikas eina visai kitaip. Kai tu nuobodžiauji, tai laiko tėkmė, jinai kelia paniką tam tikrą prasme, nes tarsi tu prarandi kažkokį tai užsikabinimą su tikrovė ir jis eina tarsi šalia arba pro šalį ir labai greitai eina. Kita vertus eina labai lėtai, nes tu tiesiog nuobodžiaudamas lauki, kol kažkas pasikeis, kad atsiras kažkokia išorinė ar vidinė aplinkybė, kuri tave išmuštų iš to nuobodulio arba kažką tai tau kitą pasiūlytų. Tai šiuo atveju jautiesi tarsi išimtas iš kažkokio tai proceso, mes nedalyvaujantis. Kitas dalykas, pavyzdžiui, kai mes įsiliejame kažkokį tai žaidimą, tai vėlgi laikas eina visai kitaip. Tada jeigu žaidimas mus įtraukia, tai dingsta tas nuobodulio jausmas, atsiranda kažkoks prasmės jausmas, nors mes nieko negeneruojame, mes nekūrėm nei kūrinių, nei uždirbam pinigų, nei kažką tai gero nuveikiam, bet tiesiog kažkaip tai savaime yra pats procesas, mums suteikia tokią pojūtį prasmingumo, nes jis mums teikia kažkokį tai pasitenkinimą. Čia turiu omeny tą žaidimą labai plačiaja prasme, ne konkrečiai ten kortomis ar kompiuterinį žaidimą, bet kokį tokį savitikslį procesą, kuriame mes įsitraukdami kažkaip tai pasineriam tame. Čia Nyčė sakė, kad, reiškia, suaugusio vyro tikslas, reiškia, atgaminti tą, reiškia, užsimiršimą žaidime, kaip vaikas darydavo. Tai šitas momentas čia yra. Tai nuobodulys, laiko suvokimas ir įprotis. O įprotis šiuo atveju tai irgi, tai yra suformuotas kažkoks, galbūt, sakykime, suformuota reakcija į kažką. Tai nes aš jaučiu, kad mane gali kilti panika dėl nuobodulio ar dėl kažkokio tai prasmės trūkumo arba kažkas mane iš išorės įtakoja ir sunervino. Tai įprotis atsiranda tada, kada mes mokam kažkaip tinkamai tai reaguoti. Tai vėlgi būdas būtų, sakykime, atsitraukti, ar ne, pasižiūrėti iš toli, vėl grįžti ir tada kažkaip tai ramiai vėlgi įsitraukti į tą patį žaidimą. Pavyzdžiui, jeigu žaidžiu šachmatais ir man bloga situacija, aš kažkaip atsitraukiu, paskui vėl grįžtu ir iš naujo matydamas tai galiu toliau tęsti. Tai aš kaip suprantu įprotį ne paties to tokio gryno to vidinio jausmo, šiuo atveju provokavimas, bet sudarimas tam sąlygų, ką mes galim kontroliuoti, kaip mes turime nusiteikti toje situacijoje. Ir vienas iš tų pagrindinių dalykų, kas tą įprotį šiuo atveju tarsi turėtų sutvirtinti, man atrodo, jeigu mes kalbam apie mėgavimąsi kaip įprotį, tai yra kažkoks užkardimas tos pačios panikos, ar ne? Man bent jau taip atrodo, kada tu jauti tokią beprasmybę, arba ateina toks kažkoks, reiškia, pesimistinis vaizdas, kad vis tiek nieko čia nepasiseks ir vis tiek viskas baigsis blogai. Šitoje vietoje galima rasti būdą, kaip tu į tą situaciją pažvelgi iš šono ir tai paversti tam tikrų įpročių, jeigu tai yra įmanoma žmogų, kiek jisai savo įsiugdo šitus įpročius. Bet tai dabar, jeigu grįžt prie tavo klausimo apie tai, ar čia yra drama šitoje vietoje, tai aišku yra drama, nes mes vis tiek jau ne kartą kalbėjom apie tai, kad žmogus į save suvoka kaip tam tikrą tokią, testinė būtybė, yra kažkoks testinumas tos dvasinės jausenos, ar ne? Ir kiekvieną kartą, kada mus kažkas išsvedžia į tą tokią beprasmybės arba šiuo atveju, sakykime, nuobodulio, arba tokios nesibaigiančios kančios, ką minėjai apie nuolatinį skausmą, kur žmonės kenčia vienokį ir kitokį skausmą, tai visada yra ta tokia dilema. Ar, reiškia, mes esam įkaitai tų aplinkybių ir mes neturime jokios laisvės pasielgti, mes tiesiog esame dalis to proceso, kurio negalime įtakoti, ar vis dėlto yra tai, kad žmogus kaip subjektas, jisai turi kažkokią tai,
labiau pamatinę galimybę pakeisti, jeigu ne aplinkybės, tai savo požiūrį. Ir tada tame požiūrį atrasti savo atstumą, tą, reiškia, erdvę, kurioje galime kažką pakeisti, pradedant nuo savo santykio ir tokiu būdu suformuoti, reiškia, šitą įgūdį kažkaip tai nepasiduoti tam, reiškia, tokiam beprasmybės srautui. Tai va čia ta dilema, kurią mes labai dažnai užčiopdavom, nes čia yra kaip tik filosofijos ir psichologijos sankirtos tokia labai aiški linija. Tai ta drama yra, nes čia šito vietoje irgi prisimenu, pabaigsiu dar vienu prisiminimu, vienas kolega filosofas tenais buvo tema apie kažkokį tai, reiškia, nusidėjimą ir atgalą, tai sako taip, tai reiškia, tu turi nuolat grįžti prie to. Nėra kaip taip, kad tu vieną kartą tenais išsprendai savo etinę problemą, tenais išpažinai kažkokią kaltę ar nuodėmę ir jau laisvas. Tu vėl prie to turėsi grįžti. Tas yra tas procesiškumas žmogaus, jis tame ir klastingas, kad jis niekad nepaleidžia tavęs. Neužtenka vieną kartą apsispręsti, reikia rasti kitų būdų. Ir įpročių formavimas yra vienas iš tų būdų, kaip, reiškia, čia tą, reiškia, prasmę išvelgti. Viktorai, kaip tau atrodo? Man kažkoks kalties momentas, toks man čia išlindo iš to, ką Rasius sakė, nežinau, turėsi savo minčių apie tai, ką jis sakė, bet man tarsi norisi ir įkišti savo trigrašį į tai, kad galbūt tu gali pasakyti. Kažkaip mėgavimas visą laiką labai arti kalties. Tokiam, tai, kas suteikia daug malonumo, kuo mėgaujiesi neišvengiamai, tai, kas tikrai nėra nuobodulys vienareikšmiai, absoliučiai opozicija nuoboduliui. Ir tai visada kažkaip turi kaip antrinę reakciją ar pasekmę kaltę. Ar čia ne visada, ar čia kaip ir kaip čia. O jeigu pratęs mintį, o kas negerai, jeigu tai pagalvot, kuo kaltas esi, jeigu mėgaujiesi? Jeigu taip Nežinau, bet neturėtum nuobodžiauti arba kentėti, o ne mėgautis. Jeigu mėgaujiesi, labiausiai tai kentėti turbūt turėtum. Taip, nes jeigu tu mėgaujasi tuo, kas dabar yra čia, tai tada kokio velnio tau siekti mėgautis ten? Šiaip. Ta prasme, iš karto sugrūna visas modeliukas sugrūna, žinai, šitą krikščionybės kaip minimum, tai tada tas negerai. Bet net ir žmonės, čia galbūt dėl to sociumo spaudimas, aš nežinau, bet realiai, kaltas, ką žinau, suvalgiai saldainį ir kaltas, pasidžiaugiai, nežinau, pasidžiaugiai to, kad saulė šiandien šviečia, pas mus yra 50 kažkelinta diena rugpjūčio mėnesio. Realiai 50, kaip ten juokauja žmonės, 55 rugpjūčio šiandien yra. Diena, jo. O ten karas. O ten kažkur žmonės žūsta. O dabar reiškia, aš atvažiuodamas čia saldainį suvalgiau. Bet tai reiškia, kad užsimiršti. Nes bandau pagauti, kuo kaltas. Tai kaltinimas, kad tu užsimiršti, kad ten karas, arba kad tu užsimiršti nuo darbinių rūpesčių ar kažko, ką turėtum nepamiršti. Aš tai bandau atspėti kalties, kažkokį taikinį, ar kryptį, kuo kaltinama. Tarsi negali mėgautis. Reiškia, būtent pats mėgavimasis yra provokacija kalties. Ta prasme, pažiūrėk, viduramžiais netgi, pavyzdžiui, reiškia, moteriškas orgazmas buvo nuodėmė. Buvo periodas, kada buvo, reiškia, jeigu moteris jaučia malonumą, reiškia, jinai yra ištvirkus. Bet aš manau, kad tam vis tiek buvo paaiškinimai, vis tiek kažkokia turėjo būti minčių eiga arba seka, kurie, kodėl norėjau, aš ne tam, kad pateisint, bet man atrodo, su mėgavimusi yra baimė, kad įstriksi, kad nustosi matyti realybę, kuri yra ne tik tai malonumas ar lengvumas, ir kad tave mėgavimasis gali, kaip įtraukti kaip į kaip tokie spąstai. Ir iš tiesų ta hedonizmo baimė, bandoma apsisaugoti kalte, kad neik tenai, nes ten tave įtrauks. Ir negalėsi matyti skausmo arba pražiopsosi rūpesčius ar atsakomybės arba dar kažką ir dar kažką. Ir čia įdomi mintis, tai ką tu, Rasiau, minėjai irgi, kad tas atsitraukimo gebėjimas ir vėl įsitraukimas ir vėl atsitraukti. Man atrodo, bėda ir iššūkis yra, kad bandoma surasti teisingą poziciją statišką visam laikui. Kokiam atstume nuo reikalų, nuo pasaulio žmogus turėtų būti. O man atrodo, procesas arba eiga yra, kad tu visą laiką būsi judesy, arba geriausia yra būti judesy. Tai yra atsitraukti nuo rūpesčių
įsitraukti į mėgavimus, atsitraukti nuo mėgavimus, įsitraukti į rūpesčius. Ir visą laiką, taip, kaip sakyti, visą laiką judėti tarp šitų dviejų dalių. Tai, man atrodo, čia yra dalis, kuri žmonėm yra sunki, tai yra galėjimas ne tiek atsitraukti, bet paskui įsitraukti. Jie tiek būna galvoje pagauti minčių, rūpesčių, dalykų, kuriuos darė, sprendė problemas, kad nueiti į kūno pojūčius, nes mėgavimasis, mano manimu, iššūkis ir pamoka ir įprotis gali būti mokytis atpažinti kūno pojūčius. Nes mes esame išmokyti ignoruoti kūną didelę dalim ir būti galvoje, tai yra galvoti, kas bus ir kaip turim spręsti esamą situaciją. O jausti pojūčius ir dažniausiai, jeigu jie yra malonus, kartais jie būna arba vis dažniau paskui su gyvenimu nemalonus, tai yra jausti tą malonumą. Čia yra, čia meditacija daugiau duoda atsakymų, bet iš tiesų, kodėl žmonėms patinka saldumas. Nes jeigu įsiklausys saldumą, tai jisai gali net šleikštus būti. Bet saldumas, jisai neša prisiminimą ten toj vaikystėje ir kažkada, kada valgė ir kad buvo saldu, ir tada yra postsalduminis toksai malonumo jausmas. Ne pats saldumas saldus, bet tą prisiminimą ir tą palaimą, kurią jisai laikinai duoda ir paskui praeina. Pavyzdžiui. Prasiu, kaip tu matai. Aš tai, man atrodo, kad reikia čia bandyti taip atsargiai atskirti dvi savokas mėgavimasi nuo malonumo. Tai va, mėgavimas mausi yra būdinga, tai ką tu, Sauliau, paminėjai, kad tai yra tokia, pusiau sąmoninga, tokia refleksyvi būsena. Nes mėgaujusi, tai aš mėgaujusi, ar ne, tada tos ledus lėtai valgau, ar ne. O kai aš jaučiu malonumą, tai čia yra tas pavojus, apie ką ir Viktoras paminėjo. Tai reiškia, kad tu jausi malonumą ir tu ne visai žinai nei kodėl, nei kuo tai baigsis. Ir tada, reiškia, tas malonumas po malonumo suformuoja kažkokį tai kitą įprotį ir tada gali tai turėti kažkokių tai sunkių pasiekmių. Tai jeigu taip dabar trumpai pažvelgti į šitą idėjų istoriją, tai yra hedonizmo filosofai tokie, kurie prieidavo labai tokių liūdnų išvadų iš tikrųjų. Jeigu gyvent taip, kad siek malonumo ir venk kažkokio tai nemalonumo arba skausmo, tai jeigu nuosekliai tą mintį plėtotum, tai tada prieisi išvados, kad iš gyvenimo geriau pasitraukti, nes čia bet kokiu atveju yra daugiau skausmo negu malonumo. Vienas toks buvo veikėjas, kuris šitą teoriją dėstė ir paskui yra tokia legenda, kad jam uždraudė profesoriauti Aleksandrijoje, nes studentai pasirinkdavo būtent tokį, reiškia, pasitraukimo anapus kelią iš viso to. Tai reiškia, čia tas hedonizmas toks kraštutinis šitoje vietoje. Bet man kas įdomiau, tai va tas malonumo toks beveik nereflektuotas pavidalas, nes jį kai kas irgi bando jį pakeisti, transformuoti, kažkiek tai įkvėpti prasmės jam. Na, pavyzdžiui, šitas ten koks nors Platonas ar Aristotelis, tai jis sako, taip, yra visokie malonumai, bet ne bet koks malonumas yra tikras malonumas. Tikras malonumas tas yra, kuris atitinka prigimtį ir, pavyzdžiui, tai yra sveiko žmogaus jausmas, kad tu esi sveikas, tai yra malonumas. Jeigu tu jauti malonumą susipainiojusi su skausmu, tai arba tavyje tą malonumą išreiškia dalis, kuri yra sveika kontraste su ta nesveika dalim, arba tu klysti iš esmės, nes tai reiškia tada nemalonumas, o kažkas kitas yra šitoje vietoje. Tai kita vertus, tas pats Platonas ar Aristotelis ypač yra dar pasakęs, kad reiškia tas tikrasis malonumas tai yra visiškai tokia ne fizinė, bet tokia dvasinė veikla, mąstymas. Tai kad žmogus vienintelis turi iš gyvų būtybių, jeigu tu tuo užsiemi, tai čia tavo prigimtį atitinkantis malonumas pagrindinis, kuris ir galėtų būti tavo, reiškia, to prigimtinių tikslų. Tik tai per tai gali realizuoti savo kažkokią tai išskirtinę misiją šitoje tikrovėje. Kitais žodžiais, jeigu tą aptart. Bet ką jie čia daro, tai irgi tokia gudravimas atsiranda, nes mes savo malonumą suprantam kitaip. Tai kaip Viktoras minėjo, kad tai aišku malonumas susijęs su kūnu, o kūnas jis toks teorijai sunkiai pasiduoda. Tam kūne visko yra, jisai nežinau, kas man ten bus malonu, gal neverta bandyti, ta prasme, kaip sako ten, žinai, irgi sužinosi kažką ir paskui viskas.
jau bus vėlu. Yra šitas, reiškia, ore kybo toks, reiškia, būtinai reikalinga tam tikra malonumo matrica, kažkoks kodeksas, kuris tau išrašo, tą galima, to negalima, arba tą reikia, jeigu tu tame nepasieki malonumo, reiškia, tu kaltas. Ne? Pavyzdžiui, Hollywoodo filmai duoda tau malonumų visą matricą, ką Žižekas yra išanalizavęs. Kame tu turi jausti pasitenkinimą? Tame. O čia irgi dar papildomas, reiškia, undergroundinis filmas, kur dar ir čia gali, o čia jau negali. Reiškia, tas mums reikalingi kažkokie tai orientyrai šitą vietą, nes kitu atveju, nes ne tik, kad įprotis neatsiranda, irgi neatsiranda, nes nėra to kartojamo veiksmo, bet mes net pažįstame, mes neturim už ko užkabinti tų savo emocijų, kad pasakyti, man tai malonu. O dabar jau, kadangi tai jau galima, tai dar ir pasimėgausiu, ar ne? Vat reiškia, tada jau kitas žingsnis judam to. Tai čia vis susijęs su visu to, ką mes esame ir anksčiau kalbėję, kad mes dažnai tiesiog bijom to savo subjektyvybės, kas tenais konkuliuoja ir į ką tai gali prasiveršti. Dėl to mums reikia ar iš savęs pačių turėti kažkokį tai viziją superego pavidalu, kad sukontroliuoti tos reiškia, potraukius ar malonumus kažkokius, ar iš aplinkos, iš kalbos, iš kultūros, iš religijos, kur duoda labai aiškias koordinatės tiems malonumams. Grįžom prie to, nuo ko kažkada tai pradėjom kitom temom, bet vėl tas pats. Bet jūs kalbate apie malonumas ir tas malonumas ir mėgavimasis, kaip du atskiri dalykai, tarsi mėgavimasis yra toksai, kaip čia gebėjimas jausti malonumą ir žinoti, kad tas malonumas tau yra malonus. Tarsi. Galima taip sakyti. Jo, ne? Tuo pačiu metu, ką Viktoras sako, tai yra toksai, reiškia, problema arba blogis yra tame, kad mes nemokame arba turim išmokti, gebėt grįžti, ištraukti save iš to mėgavimosi, žinojimo, kad mums patinka, tam, kad galėtumėm funkcionuoti normaliai, pilnavertiškai šitame gyvenime, nes jeigu tame užsibūsime, tiesiog mes negalėsim išspręsti savo kylančių klausimų, turbūt taip, aš suprantu, ne, Viktorai? Jo, o aš galvoju, o mėgavimusi kančia nėra tokio dalyko? Yra, turbūt. Yra. Tai kodėl mes tada apie malonumą tik šnekam, nes man atrodo, čia įdomus momentas. Tai yra mėgavimasis ne kiek kančia, kiek teisuoliškumu. Tai tas ir tas, man atrodo. Ir tas. Ja. O kas yra, kame yra tas malonumas mėgautis teisuoliškumu? Pasakyk daugiau. Tai reiškia, kad tai yra labai susijęs su vertinimo sistema ir vertinimo teisingai, klaidingai, ką vaikas labai anksti gauna tas koordinatės, jeigu kalbėt Rasijos pasiūlytos terminais, kokią matricą vaikas gauna. Žinai, čia teisinga, čia neteisinga. Ne tai, kad čia skanu, kad čia gerai, kad tau malonu, kad tau gera, ne, čia tu teisingai darai, tai neteisingai. Kai kurių žmonės aš labai aiškiai matau, kad tai yra pirminė liniuotė, pirminė matrica. Ir tada tas momentas, kai vaikas tą įima, tą liniuotę, tą matricą, jisai pagal ją gyvena ar jinai, ir paskui kasdieniai veiksme, kažkokį darydamas veiksmą, arba sakydamas kitam, ar matydamas, kaip kitas neteisingai elgiasi, o jinai ar jisai atpažįsta, kas yra juoda ir kas yra balta, kas teisinga ir kas neteisinga. Tai kai aš skaitau eteryje labai daug žmonių pasisakymų, tai aš daug matau mėgavimosi teisuoliškumu. Tai yra, kur labai aiškiai trimituojamas neteisingo elgesio konstatavimas pasauliui. Bet tas konstatuojama yra ne vienu sakiniu, o visų paragrafų arba visų rašinių, kuriame matai, kuris yra ne tik tai konstatacija, bet rutuliojimas ir išgyvenimas. Galima prie to pridursiu. Aš čia labai matau tokį aiškę iliustraciją, tai kad jeigu yra sistema, kuri nustato tas koordinatės mums, tai yra labai patrauklų susitapatinti su tos koordinačių sistemos šaltiniu. Tada tu tampi ne veidrodžiu, ne kažkokiu tai matiniu stiklu, bet tokiu permatomu, reiškia, langų į tą šviesą, kuri iš viršaus nusileidžia. Ir tokiu būdu tu pakyli į tą superego ir susitapatini su tuo. Tai tokiu būdu tu visiškai nusiemi bet kokią atsakomybę už savo visas iracionalias, reiškia, apraiškas savo tos sielos. Ir maža to, tu tokiu būdu netgi tvirtini pačią tą tvarką simbolinę ir tu darai žingsnį norėdamas sakyti, taip, aš prie to prisidedu ir aš
noriu, kad tai būtų dar labiau, reiškia, aš remiu tą tvarką ir aš susitapatinu ir aš esu, ko ne praktiškai identiškas tam, reiškia, Dievui, tėvui ar ten teisėjui, kuris viršui tą nusprendė. Ir tokiu būdu dar aš išsprendžiu savo problemą, nes aš tada išvengiu to tokio vidinio susipriešinimo, vidinio konflikto, jis yra tuo metu visiškai suspenduojamas. Nes man jau, ne aš kalbu, ne, per mano lūpas kalba aukštesnė jėga ir aš tada ją pasitikiu. Tai čia psichologiškai, jeigu taip galėčiau pasakyti, tai labai suprantama šitas veiksmas. Jisai leidžia žmogui pailsėti tam tikrą prasme. Jo, mes tada faktiškai tavo žodžiai, ką tu Rasiau šneki, mes dabar apibrėžinėjom, tai kas tam žmogui yra gyvenimas. Apie mėgavimąsi mes pašnekėjom, bet jeigu gyvenimas yra nešti žinią ar nešti tiesą ar susitapatinti, tada ir mėgavimasis yra to gyvenimo. Taip, bet yra ir mėgavimasis irgi. Mėgavimasis ten yra, bet kas tam žmogui gyvenimas yra? Bet kas čia yra įdomu, man atrodo, aš tik čia hipotetiškai, yra ta dinamizmas motivacijoje nuolat kilti į tą superego. Ir būtent, kad tu turi nuo ko atsispirti. Jeigu aš noriu kuo stipriau įveikti savo kažkokį tai racionalius dalykus, tai man apsimoka to stipriau kilti į viršų, nes tokiu būdu aš labiau mėgaujuosi, nes aš kaip tik pats savo įvaizdžių ir parodau, kaip reiškia, visą tą nepaklusnę iracionalybę suvaldyti tokiu būdu. Dėl to, man atrodo, labiausiai yra žmonės, kurie labai nori lipti į viršų, iš viršaus kalbėti, kurie patys turi asmeniškai tų problemų. Man atrodo, čia tas tiesiog yra susiję. Yra, Viktorai, taip. Tai yra atspindys tam tikro vidinio nesusitarimo su savimi arba bėgimas nuo to vidinio konflikto arba kognityvinio disonanso būtent į tą mėgavimąsi teisuoliškumu. Gal ir yra, žinai, aš dvejopai su to jaučiuosi, nes čia, žinai, aš tada tampu teisuolis, kuris pasakau, kad ten jis kažką turi, čia yra, pavojinga vieta. Tu irgi žmogus, žinai, pastebėjai. Tu irgi žmogus, niekas žmogiškai nėra svetima. Taip. Jo, bet, žinai, teisuoliškumą, tai aš atpažįstu, ar už to yra motyvas, kaip Rasius sako, ten kažkokių tamsesnių jėgų, aš neturiu tokių empirinių duomenų taip daug. Žinai, aš kitaip žodžiai sakau, kartais galvoju, kad žmogui yra nuo ko bėgti, kad jisai bėga į tą viršų ieškodamas. Tai ar ten yra kažkokios tamsios jėgos, ar ten yra skausmas, ar yra kažkas, ko norima išvengti. Man atrodo, tema, kuri yra įdomi ir lygiai greiti šičia, kad kai žmogus mėgaujasi teisuoliškumu, tai ko jisai vengia. Ir vengimo tema yra visada šalia už kampo, arba tas šešėlis, ar tas demonas, ar kas tai. Mes, žinai, kalbėjom apie tai. Tai visada yra šalia, pagalvot, ko aš vengiu, kai aš šitokiu būdu mėgaujuosi. Tai čia vienas... Jo, man patiktų tokį klausimą daugiau užduoti, negu žinojimą tokį atiduoti. Žinai. Tai turbūt mes, jeigu klausėme apskritai, nuo ko bėgame, tikrai rasime, nuo ko bėgama. Ta prasme, jeigu jau pats klausimas, kad santykiai egzistuoja, kad žinai, jeigu tu kažkur judi, tai tu galbūt nuo kažko bėgi, tai nuo ko tu bėgi, tai tikrai rasi, nuo ko bėga. Čia neišvengiamai, bet aš noriu dar tą kitą aspektą, kad mėgavimasis kančia, mėgavimasis teisuoliškumu, taip, pašnekėjom, mėgavimasis kančia, reiškia nebūtinai, ar tai reiškia, kad ta kančia yra maloni, kad tu galėtum ją mėgautis, ar jinai vis tiek yra skausminga ir vis tiek tu ją mėgaujas. Man čia šiaip fenomenologiškai įdomu. Kaip tu galvoji, Viktorai? Man atrodo, kad yra... Ar skausmu mėgaujasi dėl to, kad jis malonus, ar skausmu mėgaujasi dėl to, kad jis nemalonus? Tie, kas sportuoja, visi gerai žino, kad tas skausmo kiekis tų plyštančių raumenų pasibaigia malonumo po to jausmų. Čia kaip, žinai, čia kaip aš sakau, žmonės klausia, žinai, ką reikia daryti, kad būtum laimingas, tai sakau, eikit pas stomatologą. Nes po to, kada iš jo išeisite, tai tikrai jausitės laimingi. Tai čia, kai nustoji sportuoti, nustoji tą štangą padėti, pasijunti malonumą. Jo, bet jeigu tai grįžtant, žinai, prie skausmo, tai jeigu ilgą laiką, žinai, kančioj, tai žmonės vis tiek randa būdą, kaip ją įprasminti, arba kaip ją atrasti skirtingus ženklus. Viena dalis yra vengimo dalis, bet kita dalis yra iš tiesų, kaip pasakyti, atrasti daugybę spalvų kančios. Ir galų gale yra įprasminimo momentas. Tai mano manymu yra fizinis komponentas,
kaip skirtingai tą kančią galiu patirti ar skausmą. Ir kitas momentas yra įprasminimo dalykas, kad, nu, kaip ten sako, kenčiantiem dangus. Nu, reiškia, kad aš teisingam kelyje gyvenu arba aš gerai gyvenu. Nu, žinai, yra tas vertinimo elementas, jis visai šalia yra. Nu, kad aš aišku, kodėl. Jeigu tai yra prasminga, jeigu tai nėra prasminga, tai yra sunku žmonėm įprasminti. Bet ar čia mėgavimasis yra? Ar tada tu mėgaujasi? Tu įprasmini, jauti, kad yra prasminga, tu jauti pilnatvę tam tikrą, bet ar tu mėgaujasi tuo? Kaip tu galvoji? Man, mėgavimas toks labai hedonistinis, toks labai paprastas, primityvus toksai. Nu, vat, mėgaujasi. Jaučiu malonumą. Jaučiu, mėgaujuosi tuo, ką turiu. Mėgaujuosi, kad aš teisus. Mėgaujuosi tuo, kad man skauda, bet taip kažkaip man taip specifiškai skauda, kad aš net mėgaujuosi. Jeigu aš galiu įsiterpti, man atrodo, čia mėgavimasis ne skausmu, bet laisvę, galimybę kažkaip tai jį suspenduoti ar kažkaip su juo kažkaip tai sutarti tam tikrą laiko momentą. Čia mėgavimasis šiek tiek kitų dalykų. Turėti laisvę, ta prasme, mėgautis, turėti laisvę nustraukti. Įsivaizduoju, jeigu man yra nuolatinis kažkas, man kelia diskomfortą dalyką ir aš randu būdą, kaip aš pagaunu tos momentus, kai to nepatiriu, tai aš negaliu pasakyti, kad tas, reiškia, džiaugsmas yra sąlygotas to, reiškia, skausmo ar to chroniško, reiškia, fenomeno, kuris vyksta, bet jisai yra sąlygotas tos mano paties atrastos galimybės patirti jo nebuvimą tam tikrų momentų. Čia ne visai tas pats. Aš turėjau omeny ką kitką, kai tu paminėjai tą, reiškia, mėgavimąsi to, reiškia, skausmų ar kančia, ar kalte. Tai yra tam tikras toks mazochizmo elementas dar, bet jis yra kažkiek kitas. Čia būtų atskira tema. Man atrodo, čia iš to yra tokia paralelinės dvi tokios labai svarbios teorijos, kurias, man atrodo, filosofas Polis Rikioras yra sugretinęs. Yra Kanto filosofija, Kanto etika ir Markizo de Sado, reiškia, kurie visiškai inversiškos, bet laikotarpiu labai panašiai, reiškia, ten jie susiję. Tai vat, tas, sakysim, sadizmo ir mazochizmo teorija čia įsiterpia specifiškai, bet pakankamai universaliai, kitaip sakant, tai yra reiškinys, kuris yra toks, vertas atskiro dėmesio. Čia nėra tai, ką mes iki šiol diskutavom ir aš tiesiog tą norėčiau užskliaustų palikti, kad tai galbūt verta atskirai į tai žiūrėti, jeigu verta. Bet čia kiti dalykai man įdomesni, tie, kurie mums labiau būdingi, tai yra, reiškia, koks tas santykis su pačiu, reiškia, to mėgavomasi galimybę, kuomet mes tarsi neturim tam kažkokių tai prielaidų, sakykime, yra tas srautas kažkoks, tame dalyvauja, kaip sakykime, iš toli neturi laiko atsitraukti, pasižiūrėti ir tada yra tarsi kažkas iš prigimties reikalauja to momento, to tokio, jau čia ne tik, kad jausmas malonumo, nemalonumo, bet būtent tos refleksijos, ką Saulius minėjo, ne? Kai sakai, palauk, kaip aš jaučiuos, kas čia dabar su manim darosi. Ir kada tu taip pradedi save kalbinti, tada tu pradedi vertinti tavo dabartinę būseną, lyginti su ankstesnėm, su būsimom būsenom, su kitų žmonių, sakykime, analogiškai būsenoms, kaip tu jas įsivaizduoji. Ir tame vertinimo momente atsiranda tas prasmės elementas, kuris būtinas tam, kad tas malonumas pavirstų mėgavimąsi, bet lygiai taip pat atvirkščiai veikia. Iš to supratimo, iš to vertinimo, įvertinimo tos akimirkos atsiranda ir tas malonumo jausmas iš paskos. Dar ir taip yra. Tai man atrodo, šita dinamika žymiai įdomesnė ir arčiau tų temų, kurias mes diskutuojam. Jo, man atrodo, čia yra ta kūniška dalis, kur iš tiesų tai, ką tu Rasio minėjai, tas yra išmokstama susijęti skausmą su malonumu. Ką aš turiu minėti išmokstama, tai ne mokykloje išmokstama, bet sutampa laike malonumo kažkoks išgyvenimas ir skausmo ir jie susijungia ir žmogus paradoksaliai gali būti daug kam nepažįstama, bet tą patiria, nes dažnai skausmas slopina malonumą. Tai čia yra kūniška kažkokia jungtis, o yra kita dalis, tai yra buvimas gyvu. Tai yra dalis žmonių turi tokį įprotį kaip savęs žalojimą.
ir tai irgi traktuojamas, ir tai nėra normalus elgesys, bet jis turi savo funkciją, tai yra būti, jausti skausmą reiškia būti gyvu. Tai yra susigrąžinti gyvumo jausmą ir tai teikia malonumą. Nes ilgų laiką žmogus gyvena tarsi jausme, kad aš negyvenu, aš esu, bet negyvenu. Ir tai yra tas jausmas, kuris, kaip juoda duobė. Ir skausmo pajutimas ar padarimas, jisai sugrąžina jausmą, okei, žinai, aš gyvas. Ir tada tai, tas pasikeitimas, tai gali būti savotiškas galimybė mėgautis, kad aš dar turiu pojūčius, aš dar turiu skausmo pojūtį. Čia yra labai tokia grėsminga perspektyva šito požiūrio, kuri, man atrodo, irgi įdomi savaime. Iš viso galima suprasti, kad būtent taip ir blogis ir atsiranda. Kada žmonės daro blogus darbus, didelius blogus darbus. Galbūt pas juos irgi yra tas ontologinis nepilnavertiškumas. Aš kitaip negaliu būti, tik tai darydamas blogą, nes tik tai tokiu būdu aš galiu palikti kažkokį tai žymę šitam pasaulyje. Netgi po manęs galbūt, ar ne? Arba aš darydamas blogį kitam, kažkaip tai jaučiuosi, kad aš esu. Šita kita pusė šito irgi, man atrodo, visiškai turi teisę egzistuoti. Žiūrėkit, tada mano paskutinis klausimas pabaigai mūsų. Aš manau, kad aš nuvertinau malonumo mėgavimosi temą. Ir aš galvoju, kad dar todėl, kad aš turbūt nemoku. Arba neturiu įpročio, tvirtai įsišaknyjusių įpročio. Gal tai mokausi. Gal dėl to man pasirodė tema man tarsi ne mano. Bet tuo pačiu metu aš ką girdžiu, tai yra, ir dėl to noriu paklausti jūsų, po vieną kitą sakinį, kiekvieno iš jūsų. Ar gebėjimas mėgautis gyvenimu yra tai, ko reikėtų siekti? Vat kaip Rasius sakė, pasakodamas apie tai, kai man bus 50, aš pradėsiu mėgautis. Reiškia, jo galvoje tai buvo tai, ko reikėtų tarsi siekti, arba sulaukti, kad tai ateis. Arba tada, kai tai ateis, tai jau tada ir bus, kad aš gyvenu normalų, arba ten gerą gyvenimą, nežinau. Reiškia, tai ar tai yra tai, ko reikėtų mokytis siekti? Ir jeigu taip, tai tada gal užteks to vis dėlto. Jūsų požiūriu, ar tai yra tai, ko reikėtų mokytis siekti, mokėti mėgautis gyvenimu? Rasiau, kaip tu galvoji? Aš dabar priminėjai mano tą įžangą. Pagalvojau dabar, kad ko gero aš tapau auka to, ką Viktoras kalbėjo, to tokio, reiškia, kultūrinio spaudimo to momento. Palauk, tai kažkaip žada, kad čia mums reikia, ir tada tai tikrai tai įvyks ir visa kita. Tai šia prasme ne. Tai akivaizdu, kad tai yra visiškai dirbtinis ir nereikalingas dalykas. Bet yra kita pusė. Aš šitą idėją prisiminęs pradėjau galvoti, sakykime, ir tada atsirado kažkokia refleksija ir tada aš kažkaip ir tai savokai radau kitą vietą. Perkeliau, sakykime, iš tokio grandiozinio pasaulinio projekto, aš, reiškia, nuo to sukaks tiek ir būsiu laimingas, tada iki pat galo, gal ir vėliau, reiškia, supratai, kad tai neveikia. Tada perkeli į kitą lygmenį ir tada pradedi mokytis vertinti kažkokias tai gyvenimo akimirkas. Tai šia prasme, kad tai kaip pradžia, tas projektas gal ir prasminga, apie tai galvoti gal ir verta, jeigu tu toliau reflektuoji ir bandai kažkaip įdarbinti tą savoką. Tai dvilypis atsakymas. Viktorai, ką tu galvoji? Man atrodo, kad taip, bet ne dėl to, kad visi taip daro. Ir mano manymu, mokytis tai ne tai, kad kurti tą mėgavimąsi, bet atpažinti akimirkas dienoj, kada galima pasimėgauti. Ir jų pas kiekvieną yra, jų nereikia gaminti, žinai, bet pagauti tą akimirką, tai yra kaip surinkti gintarus prie jūros. Kai mes ieškom gintaro ir randam jį, nebūtinai mes jį panaudojam ar parduodam, ar ten, žinai, bet tai yra kažkoks apdovanojimas, kuris grįžta mums labai materialia dalim. Ir ten, reikia pasistengti, reikia paieškoti. Tai aš tą traktuoju dalį, kad tas kultūriškai nėra mokinama mūsų kraštuose. Pietiniuose kraštuose labai mokinama ir gražu pasižiūrėti, kaip jie moko pasimėgauti. Kaip kėdes kavinėse pastato į išorę, kad žiūrėtum į žmonės, arba vaizdas į vandenyną, arba į jūrą, arba kažkoks maistas. Tai yra tie elementai, kurie, mano manimu, galėtų ir kultūriškai plisti. Tai yra gaudyti akimirkas, kur
kur gali pasimėgauti. Bet man tai atrodo, aš tai intuityviai kažkaip jaučiu, va tai, kad tu kėlė Viktorai kaip problemą, kad gali būti, kad problema yra tai, kad mes, jeigu dirbtinai kūrėme tą mėgavimusi kultūrą arba mėgavimusi įprotį, kūrėm dirbtinai, tai ir tada atsiranda rizika ten užsilikti. Taip. Ir atsiranda problema negebėti iš to išlipti, kad galėtum normaliai funkcionuoti, kad galėtum spręsti problemas ir, reiškia, būti, vienaip ar kitaip naudingas arba ten, nežinau, reikalingas Taip. arba subūti Taip. su kitais. Ne? Bet jeigu Taip, tu taip. mokaisi atpažinti akimirkas, tai šita rizika taip grinai pragmatiškai dingsta. Taip. Nes tu atpažįsti akimirką, tu atpažįsti akimirkų seką, tu atpažįsti, tu jas nekuri dėl to, kad kažkam to reikia, tu tiesiog staiga atpažįsti. Ir manau, kad čia tokia kaip ir draugiška ir pozityvi nata mūsų pokalbio pabaigai jinai galėtų būti būtent tas dalykas, kad man tai irgi labai, labai patinka tas galvojimas apie tai, kad aš, kai gaunasi atpažinti tą akimirką, man patinka, kad aš galiu mėgautis. Man tada manyje tai patinka. Manyje patinka, kad aš gebu mėgautis, kai pagaunu akimirką. Bet kai aš kuriu akimirką mėgavimusi, tai blema, tai kažkoks darbas ir tada kažkoks toks tipo Projektas. Tada projektas. Jo, ir tada galvoju, tai čia aš dariau, nes noriu mėgautis rimtai, truli. Not fucking way. Kažkaip ne taip biškiu, ką man atrodo. Tai gal toksai, čia turbūt, būti čia ir dabar, nežinau, turbūt ne apie tai, bet apie tai, kad kai būni čia ir dabar, tai pamatyti, kad tame čia ir dabar yra ir tai, ko tu gali pasimėgauti, turbūt atpažinti akimirką pasimėgavimui. Be buvimo čia ir dabar nepasimėgausi. Taip. Aš tai tą sakyčiau, žinai, sužadinti apetitą ir skonį, o ne pasidaryti dar vienų projektų. Kad aš noriu paragauti. Man įdomu paragauti, kas tai yra, o ne dėl to, kad to reikia. Kviečiu ir jūs paragauti, ką mes čia veikiam kartą per mėnesį, susispėtimai, pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus su filosofu Rasiu Makseliu, psichologu Viktoru Keturakiu ir manim Sauliu Jovaišu, ir tai matysimės ir girdėsimės ten, kur jums patogu, YouTube'as, Facebook'as, Instagram'as ir be abejo Spotify ir Apple podcastai kas mėnesį. Rašykit, beje, ten yra kontaktai, komentuokit, patinka, fainai, nepatinka, tuo labiau. Tai pabandysim pasimėgauti, rasti mėgavimąsi galimybę tame, ką jūs mums parašysite. Tai ačiū labai už dėmesį, pasimatysim, susigirdėsim kitą kartą. Iki. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.